Labą dieną. 10 laipsnių. Vasara kaip greit atėjo, taip greitai mus ir paliko. Nieko, ateis dar. Man atrodo, dar bus taip karšta, kad mes sakysim, greičiau jinai praeitų. Gerai, šiandieną aš vienas. Yes. Ir tai būna. Paskutiniu metu ir šiandieną įvyko. Ir aš pastebėjau, kad yra daug dalykų, kurie yra tokie mažiukai, kurias reikia padaryti ir nėra kada. Tokius elementarius, kaip pavyzdžiui, yra spynos, kurios rūdyja, nes jos rūdyjančios. Aš esu nupirkęs nerūdyjančias spynas, bet reikia pakeisti. Kiek užtruks? Minutę? Na, aišku, reikia raktus, pakeisti tenai, surinkti tos, kurie yra nuo senų spynų ir įdėti tas, kur nuo naujų spynų ir taip toliau. Bet vis viena, kiek tai užtruks? Ir buvo kada nors. Kada nors. Gerai, o pirmas dalykas, turbūt nuo kurio pradėsiu, tai reikia man vienos iš kamerų maitinblokis, kuris yra kompiuterinis maitinblokis. Jisai turi ventiliatorių, kuris kaukia. Tokį, leidžia didelį garsą. Ir aš galvoju, kam tas ventiliatorius iš vis reikalingas. Aišku, pratingiausiai būtų įdėti tokį jutiklį temperatūros, kad ventiliatorius įsijungtų tada, kada įkaista tas maitinblokis. Bet turbūt kada nors. Šiandien ta diena, kai reikia daryti tos darbus, kurie kada nors, bet ne šitą. Šitą aš darysiu dabar ką? Atsisuksiu tą ventiliatorių, išsipūsiu visas dulkes, kad jisai mažiau kaistų. Ir paskui dar tą ventiliatorių turbūt tiesiog nukirpsiu. Atjungsiu laidą. Nes apkrova to maitinblokio yra nedidelė. Kamera valgo labai nedaug. Jinai valgo realiai 2 amperus, kai pasileidžia, o paskui valgo 0,3 ampero. Tai nieks nekais niekada. Eina pasižiūrėti. Viskas atrodo va taip. Matau, kad dulkių trūkumo šičia tikrai nėra. Visur jų yra nemažai. Ir čia yra net patamsėjimas. Reiškia, kad gavo rimtų apkrovų kažkada tai. Tai ką mes darom? Yra ventiliatoriaus laidukai. 2. Va čia va šitie va. Ir vieną iš jų mes nukirpsim. Ir ventiliatorius nebesisuks. Ir ką dar padarysim? Išpūsim dulkes, kad būtų švarus. Ir visi, uždarom ir pajungiam vėl. Viską čia išvaliau. Pajungiau ir pas mane yra padaryta sujungimai. Vienas iš jų yra 5 voltai, kitas iš jų 12. Jeigu kas nežinote, tai nuo kompiuterinio tokio maitinblokio, jeigu tu įimi juodą, juodas yra minusas. Jeigu tu įimi geltoną, jis yra 12 voltų, jeigu įimi raudoną, jis yra 5. Taigi, jeigu raudonas su juodu yra pliusas ir minusas 5, o jeigu geltonas su juodu yra 12 pliusas ir minusas. Ir aš padariau vienodus kištukus. Ir ką aš padariau, pajungiau kamerą į 12 voltų, nes kažkaip tai giliai širdyje mąsčiau, kad taip ir reikia. Ir kažkodėl tai joje užsidegė ledinės lemputės šitos priekyje. Bet nieko nekalba. Ir aš kaip tyčia užsimaniau į tualetą. Ir grįžęs iš tualeto, ką mes turime? Mes turime biškį gaisro požymius. Va čia vat nudegė laidas. Bet gal kamera nenudegė, reikia pasižiūrėti. Laidą biškį šičia atrasiu, iki kurios vietos nudegė, bandysiu vėl pajungti. Ir žiūrėsiu, ar kamera nemirė, nes ledai tai švietė. Gal kažkokie, nežinau, stabdžiai yra, kad laidas dega, o jinai saugiklių neišmuša. Įdomu. Vienu žodžiu, turiu reikalų kol kas. Reikės užstrikti prie to laido. Prasiardžiau šičia. Atskyriau 2 laidus, bet jie tarpusavyje trumpina. Tai reiškia, šitas dalykas važiuos namo į Klaipėdą ir čia reikia išsiardyti viduj ir pažiūrėti, ar įmanoma atsekti, kur trumpina ir kur jau ne.
Jeigu neįmanoma, tada jau mano pažinimas turbūt baigėsi šio klausimu. Būsiu tada sudeginęs kamerą. Štai kas būna, kai įkiši 12 voltų vietoj 5. Atvyko mano kamera namo. Ir aš išsiaiškinau, kad ta elektra šovė toli. O čia galima matyti mikroschemą iššovusi. Skylutė joje yra išdegusi. Ir taip pat čia, neatsimenu, kas šitoksai yra. Tas dalykas irgi šovęs yra. Čia pareina maitinimas į tą vietą. Tai va tas šovė, paskui kiaurai praėjo mikroschemą ir gal dar kas nors. Vienu žodžiu, nieko gero. Tiek šitai kamerai keliauti giliai į konteinerį. Gerai, einam tada kitką daryti. O kitas darbas bus va čia. Mes turime vamzduką, kuris yra prie mūsų pastato ir į jį vanduo ateina, o nauda kokia? Jokia, kamštis uždėtas. Taigi mes paimsim tą kamštį ir pakeisime į tai, kas bus naudingiau. O naudingiau yra kitoks dalykas, į kurį sukasi perėjimas ir paskui sukasi kraniukas. Ir prie to kraniuko galima prijungti, pavyzdžiui, kercherį arba nusiplauti rankas ar panašiai, prisileisti vandens. Štai kaip atrodo pakeistas galas, bet argi kas nors taip naudoja kraną, ką? Ne taip naudoja. Turi būti jisai stačiai, o šitaip va. O kad tai būtų, reikia prie tos kojas kažkaip prisukti. Ir tam prisukimui iš šiukšlynės pasiėmiau skardos. O šiukšlynė pas mus yra va tenai, metalo laužas. Ir tenai gerų dalykų, va. Tokį radau lapuką, nusipjoviau. Dabar reikia jį susilenkti pagal tą vamzdį. Ir paskui dar padaryti porą skylučių ir prisukti prie kojos. Maždaug va taip. Aiškus gana aukštai, bet bent jau tiesiai. Vandens dabar nėra. Kodėl? Todėl, kad reikia dar vieną dalyką padaryti. Reikia pajungti rozetę siurbliui į šulinį. Ten prailgintuvas buvo, bet jisai sugedo. Tiesiog atsisakė veikti. Kadangi atsisakė veikti, ką daryti? Reikia prisiversti ir padaryti rozetę. Ir ją irgi neturiu kada, išskyrus dabar. Taigi einam tenai. O čia situacija yra tokia. Štai mes turime prailgintuvą, kuris atsisakė dirbti. Kažkur nupigintą pirkau, nenaują padėvėtą Suomijai. Ir va čia yra šitas dalykas, kurį reikia užmaitinti, kad veiktų. Ir dar vienas dalykas yra va šitas laidas, kuris yra atvestas, kai vedžiau vamzdį, atvestas po žeme iki šitos dėžės, į kurią reikia pajungti. Taigi, ką man reikia daryti? Man reikia vienam gale, kad būtų rozetė, o kitam gale yra užmaitinimas, kad būtų tenai pajungta prie saugiklių. Tai va tą reikia mest laukan, arba bent jau išvynioti ir paskui ateityje kada nors patikrinti ir pajungti tą rozetę. Taigi mums reikės rozetės. Jinai naudota, bet jinai funkcionuoja. Tokia biškė pageltonavus. Reikės peiliuko nusižievinti laidams, atsuktuvo, kuris yra skirtas atsukti va šitą varžtelį. Jis ten turi biškį kitokį dydį ir šičia atsuktuvas užsukti šitiem varžteliam. Ir čia. Ir bus gatova. Jei kas nežino, kaip rozetė susijungia, tai rudas ir mėlynas jungiasi čia ir čia, iš šono. Šiaip nesvarbu, kur rudas, kur mėlynas. Bet va tas geltonas su žaliu, čia yra žeminimas. Jisai eina prie to, kur va šitas dvi kojykės yra. Taigi čia žeminimas, nesumaišykit.
O tos du galit maišyti vietomis, nesvarbu. Ir viso, čia pasidarau viską, kad išeitų per vieną galą. Ir dangtelį. Išsipjaunu irgi skylę. Va. Kad galėtų laidas išeiti. Ir prisisuku. Panašiai, va taip. Biškai gali būti ir mažesnė skylė, bet nesvarbu. Svarbu, kad ne ant lietaus jinai bus, o bus va čia va čiulini. Po dangčių laikinu 10 metų. Jisai jau yra 5 metai. Dar 5 liko jam. Ir paskui padarysim kažką gražaus, bet ir visą tai gal reikės perdaryti. Tai aš paėmiau jį, tą laidą perkišau per kilpą, kuri yra šį čia vat. Ta kilpa jinai laiko šitą koją laikinai. Irgi. Tai kad šitas visas reikalas nekristų į vandenį, tai čia vat įkišau per kilpą. Jeigu kris, iki čia dakris, daugiau nedakris. Nu ir viso, ir dabar lieka man pajungti prie elektros. Nu, elektrą, manau, į dėžę gal kol kas nelysim. Pajungsim va šitaip ir įkišim rozetę čia arba tenai. Nes visieną norisi išjunginėti ją. Nes mes, kai išvažiuojame ten parai 2 ar 3 laukan, tai norisi išjungti iš rozetės, todėl kad jeigu kur nors netyčia yra nutekėjimas vandens, kad paskui grįžę mes nerastumėm tuščio šulinio. Tai va taip pajungsim prailgintuvo būdu prie šito laido, o prailgintuvas bus po žemę keliaujantis. Ir galima bus šį čia žolę pjauti drąsiai, nes tada neužsivinios jokie laidai. Jis yra palenda čia po apačią, keliauja po žemę, sukasi čia ir čia išlenda. Tai va, tą pajungti reikia. O šitam gale, ką mes turime, tai pasirodo, kad šitas angalis, jisai yra be įžeminimo. Nėra va šitų va šalia blizgančių dalykų vienam ir kitam gale. Taigi, įžeminimo laidą aš tiesiog tenai paviniavau ir viso. Nėra jis toksai smarkiai būtinas, ypač laikiniem dalykam. Nu va, o rūdas į vieną skylę, mėlynas į kitą. Ir uždarom, prisukam varžtelį ir viso. Ir tada kišime mes į rozetę, kurią nors ir žiūrėsim, ar veikia. Žioplys. Kodėl žioplys? Todėl, kad kuomet nėra jums įžeminimo šonuose, tai ir įpjovų nėra. O rozetėje, kur tada dėsis va tie įžeminimo geležiukai, ką? Ir dar čia šonė įpjovas yra. Vienu žodžiu, kažkokį šūdą buvau nusipirkęs. Visai apvalų tarybinį. Tai reikės sukti laukan ir suksime kitą. Kitą va. Matote, šonuose įpjovos, čia įpjovos. Ir bus su įžeminimu. Pilnavertis. Nu, dabar jau tinka. Visa. Įjungiam tą. Keliaujam dabar įjungti šitą. Ir turėtų pasileisti. Ir viskas. Taip, mes turime va tą, kuris įsikiša į šitą. Dabar biškį šiaip tai lašnuoja. Bet gal nieko nenutrenks. O, karsas įvyko. Gerai. Čia, uždengiam. Uždengiam ir nekvėpuojam. O, trumpas sujungimą įvyko. O tai va. Čia, laikinas uždangalas. Vanduo miega. Einam pažiūrėti mūsų kraną naują. O naujas kranas, žiūriu, biškį čia burbuliuoja. Aha, nes aš po kulų pagailėjau. Reikės pervinioti. Gerai, čia burbuliuoja. Daugiau niekur neburbuliuoja gal. Tik ant to didžiojo. Nieko, perviniosim. Nu ir kaip veikia? Veikia, kaip veikia. O tai va veikia. Gerai. Nu, tegu laša. Šulinys neišlašės. Paskui perviniosiu. Visio. Taigi mes turime grandinę reakciją.
pirma buvo įdėtas tas kranas, kurio negalim patikrinti, kol nebuvo įdėta rozetė ir pajungtas vanduo. Ir sekantis dalykas yra, mes turime kercherį, kuris įgyjo savo angalį ir kad jį patikrinti, mums reikėjo šito krano. Taigi dabar rozetė yra, kranas yra, kercherį pajungiam dabar. Čia yra mano kercheris. Ir tas kercheris, jisai turi šlangą, kuri buvo prakiurus ir aš dabar nupirkau naują. Ir tas naujas šlangas turi va tokį angalį. Ir šitam, tiksliau čia ne angalis, čia yra sukti angaliams. Ir prie jų buvo va tokie va 4 dalykai. Ir jie, kaip suprantu, turi paskirti vamzdynam valyti. Tai yra ta šlanga įkišė į vamzdį ir jeigu jis užsikišęs, šičia purškia per šonus visaip. Gerai, bet man šitas neaktualu dabar. Man yra aktualu pistoletas. O pistoletui angalis netinkamas tarp tam komplekte, kur buvo. Todėl man reikėjo nusipirkti tą, kuris yra tinkamas. Bet tinkama neina atrasti, kad būtų išoriniais sriegis, bet su vidiniais, kad užsisuktų ant šito va. Todėl man reikia perėjimo. Ir aš dar nusipirkau perėjimą. Visą tai iš Kinijos važiavo. Nusipirkau perėjimą. Nu ir ką jūs galvojate? Viską atidžiai žiūrėjau. Ir čia yra tiek daug primokleriota. Aš kaip baigęs tekintojo profesiją, aš galiu pasakyti, čia yra daug paklaidų. Paklaida numeris 1. Sriegių žingsnis yra kitas. Tai yra, čia yra 14 storio, šitas irgi yra 14 storio, bet jisai užsisuka realiai tik tai vieną sykį ir paskui sustoja, nes sriegiai kitokie yra. Sriegių tarpai kitokie yra. Taigi man netinka jau šitas ant šito. Sekantis dalykas, šitas ir šitas irgi netinka. Todėl, kad čia yra 14 skirė, o tas yra 15. Nu kaip galima tiek daug klaidų padaryti ant tokių nesąmonių smulkių? Taigi, ką dabar reikia užsakinėti kitką? Jeigu šitą užsakysiu 15, kad tiktų ant to, tai čia netiks, nes čia 14. Tai man reikia ir tą iš naujo, ir tą iš naujo. Ir be to, va šitą va užsakiau ir man jisai važiavo 3 savaitės ir paskui jį atšaukė. Grąžino pinigus. Užsakiau dar sykį iš kito, tai va tokį nesąmonę atvažiavo. Nu, vienu žodžiu, kercheris stovi su to šlangu jau, nežinau, 1,5 mėnesio ir laukia šitų detalių, kurios netinka. Absurdas kažkoksai. Šiandieną, man atrodo, galima video vadinti nesėkmių diena. Pirma nesėkmė yra kamera, kurią sudeginom. Nu, ar ją sudeginom, ar čia su laidais, kol kas neįsiaiškinom, bet vienu žodžiu, nepaėjo. Nors visa tai buvo ne apie kamerą, visa tai buvo apie maitinblokį, kurį reikėjo tik dulkes išpūsti ir nukirpti ventiliatorių. Tikiuosi, dar jisai nesudegė per tą kamerą, nes jinai užtrumpino. Taigi, nesėkmė su kamera. Antras dalykas, kas buvo? Antras dalykas buvo šlanga, kurią mes tenai sukome. Ir tai šlangai kas negerai? Pagailėjau pakulų, reikės persukti iš naujo. Ir plus dar neradau tokios pastos, kur ant pakulų sukasi, kur jinai dingo, nežinau. Taigi vėl nesėkmė. Trečias dalykas buvo su šulinio rozete. Kas ten buvo negerai? Kištuką be įžeminimo prisukau. Reikėjo persukti vėl iš naujo. Ir dabar mes turime kercherį. Tai aš jau nebesuskaičiuoju, kiek mes šių darbų. 1, 2, 3, 4. Ir tas 4 vėl yra negerai. Gerai, iš visų tų negerų dalykų, ką mes turime? Vamzdis, tas šlanga veikia, tik reikia persukti. Kištuką persukau, veikia. Taigi 2 pataisim.
kamerą namuose sužinosiu, ar veikia. O va šitas. Ką? Ką? Pirkti vėl tas nesąmonės ir laukti vėl mėnesį laiko? O man Kercherio, žinot, kam reikia? Grandinė reakcija. Kokia grandinė reakcija? Pirmą pasijungi šulinio vandenį, paskui pasijungi tą vamzdį, kurį ten pasijungi, paskui Kercheris ir tada man reikia išsibetonuoti va čia, vat, kad būtų koja. Ta koja reikalinga, kuri jungsis su šito pastatu. O kad koja jungtųsi, reikia polį išbetonuoti. O polį išbetonuoti reikia, ko reikia? Reikia betono maišyklės. Betono maišyklę aš turiu, viskas ten veikia, bet ją reikia išplauti su Kercheriu. Taigi mes turime vėl stabdį. Kiek daug stabdžių. Kaip įdomu, Dar niekada nebuvau sukūręs tokio video, kur tiek daug nesėkmių būtų. Ką mes dar veiksime? Yra dar darbų. Ar bus nesėkmių? Pažiūrėsim. Ką nusprendžiau dar padaryti, tai išmėginti tos angalius, kurie buvo prie komplekto šlangos. Įdomu, kaip jie pučia į kokius šonus. Gal gausis kokia nors gera tiesi srovė ir tada taip galima būtų išplauti bačką. Aišku, ją galima išplauti ir su dušu, bet gal bus dar kas nors mandriau. Gerai, dabar aš įjungiu tik tai šlangą ir pažiūriu, kas gausis, o paskui įjungsiu dar ir patį spaudimą. Kas čia, kurią čia pusę pučia? Ok. Čia pučia į viršų ir 3 į šonus. Eikto, jeigu dar spaudimą paspaudus. Kokia čia srovė būtų. Įjunk lauką. Ok, čia vienas angalis. Beveik su ranka užsukau. Čia mes kišime kitą. Pažiūrėsim, kas ten gaunasi. Dabar jau kitas angalis. Kuo jie skiriasi? Va tai va. Bet man atrodo, skylutės gali būti panašios. Čia ir smailus, čia nesmailus, bet skylutės abudu turi. Ir dar iš šonų turi. Tas turi 3, o tas daug turi iš šonų. Nu, žiūrim, pajungiam. Bet net nežinau, kaip laikyti, kad neapstaškyti. Jaučiu taip. Ok. Efektas tas pats. Tik tai čia yra 6 į apačią. Ir 1 į viršų. Gerai, jungiam laukan. Jungiam laukan ir sukam dabar kitą. Sekantis yra, man atrodo, irgi labai panašus. Jisai tik tai turi tokį apvalų dalyką. Aš nesuprantu, kam jūs gaminti tokius irgi skylės į apačią, irgi vieną viršui. Koks skirtumas? Bele, kad būtų kiekis didelis, turbūt. Nu, jungiam. Ok, čia yra 1 į viršų ir 3 į apačią. Taip pat kaip tas pirmasis, kur bandėm. Gerai. Pakeisime dabar šitą irgi. Čia reikia naudotis replėmis, kad smarkiau užsukti, nes, kaip suprantu, reikia pakulas naudoti. Arba gumelė kažkokia, kurios čia nėra komplekte. Greičiausiai, kad pakulas. Nu ir paskutinis. Koks yra paskutinis? Nu, kažkoksai čia. Čia jau kažkoks įdomus. Čia kitoks. Paskutinis bus. Gerai, ką mes čia turime? Mes turime
Čia ir nėra skylutės viršui. Čia ir skylutės į apačią, bet dar sukasi jos. Greičiausiai. Nagi, čia jau dabar tikrai nepasislėpsiu. Kai pradės suktis į mane. Davai. Sukasi. Tuoj. Ok, gal reikia taip laikyti kažkaip tai. Ok, 3 skylutės. Bet turbūt suksis, kai bus spaudimas didesnis. O, sukasi. O, kaip ventiliatorius. O, didėja greitis. Tiesiai ranką. Nerjungia loką. Sukasi. Nu, ką žinau. Tikrai nei vienas nėra tinkamas išplauti bačką. Nepaisiu tais angaliais. Jie visi yra vamzdžiam skirti. Pravalyti kanalizacijos vamzdžiam. Gerai. Tada galbūt su dušu valysim. Nes man atrodo, kad jau nebežaisim to žaidimo ir reikia betonuoti kojas. Tiksliau vieną paskutinę. Ir be to, man atrodo, kad jeigu šitą dalyką po spaudimu, tai jaučiu srovė čia irgi turėtų būti galinga. Pamėginam? Gerai. Atsukam. O. Gerai, šauna kažkur tai 3 metrus. O dabar jungiam spaudimą. Oho! Čia jau yra 5 metrai. Jungiam antrą. O! Čia jau yra 7, mažiausiai 7 metrai. 8 gal. Nu ir dar vienas yra greitis. Nu nežinau. Gal 10, nedaugiau. 10 metrų. Manau, su tokiu tikrai išplausiu bačką. Bačkai plauti tiks. Gerai. Galėsime betonuoti neužilgo. Nežinau, gal šį savaitgalį, gal ne. Neužilgo. Nes turi dar sustingti paskui tą koją. Tiksliau tas polis. Sustingimui duodama yra daugiausiai 28 dienos. O mažiausiai, man atrodo, nu nežinau, kaip poliui gal savaitę reikėtų palaukti. Tai reikės betonuoti. Turbūt šį savaitgalį. Reikėtų. Nes visas tas aparatas, kurį mes čia statome, jisai jau toj pasieks ribą, kur reikės keliauti link to polio, kuris va tenai kažkur tai turi būti. Gerai. Šitą žaidimą baigiam, einam prie kito. Manau, paskutinė šiandieną užduotis į tai, kokiai čia dabar nesėkmių dienai. Tai bus pasijungti projektorių. Ir atsivežiau kompiuterį, kuris niekada čia nėra buvęs. Tai ar jį eis pajungti? Projektorius tai buvo, bet kompiuteris. Štai mes turime kompiuterį. Nešiojama, nebereikės Tomui vežiotis didelio. Ir tas nešiojamas kompiuteris, jisai turi skylę šone. Gali būti, kad kaip Tomo. Ir mums reikės, kad šitas dalykas įsikištų. Manau, kad turėtų tikti. O, įlindo. Gerai, dabar reikia paimti projektorių ir pažiūrėti, ar atsiras viskas tenai. Ir tada mes turim dar hardą. Įjungsime. Turime dar garso stiprintuvą. Irgi pajungsim ir viskas turėtų suveikti. Nebent tai yra dar viena nesėkmė šiandien. Gerai, ką mes turime? Ar kas nors veikia? Kompiuteris.
veikia. Projektorius ūžia ir rodo tai, ką kompiuteris rodo. Čia yra geras ženklas. Ir paskutinis dalykas, ar garso stiprintuvas veikia. Gerai, paleidžiame čia. Baisu. Baisu. Veikia. Viskas veikia. Reiškia, šis video užsibaigs gera gaida. Viskas veikia. Ar suskaičiavote, kiek šiandien dalykų neveikia? Aš jau nebesuskaičiavau. Žiūrėkite iš naujo, gal suskaičiuosit. Gerai, iki kito video. Ate.